Ačiū, didelis ačiū, kad visi suvažiavot, suajot į dabar švęsmą gražų jubiliejų. Brangus ansamblio Kurtuovė dalyvė ir visi svetelė, katry suvažiavo ar piesti atkeliavo pas mumis į gražų 55 metų ansamblio jubiliejų. Nu, ta nesenatvė, kaip vidutinis amžius, stipria tuoli da pensija pagal Europos įstatymus. Nu, į kad ir žinotumėt, kaip didelę mes ruošiamės, kaip rūpinomės, naktis nemigojom, sūrius slėgėm, dunelį užmaišėm ir labai jaudinamės, kaip čia viskas bus. Nu, užšąla, bet galvojam, kad mūsų karštas širdas sušildys mumis visus. Nu, kad buvo saulelė švyt, gėlelė žyd, tai jau mumis ir laimin. Didelę struopnę meldėmės bažnyčio, išklausėm pilną mišeles, paminėjom saviškius. Dabar visi gražiai atsistojam į sudainiusmą kurtų vieniškių kaziūnį. Manau, kad visi žinot, ką panų reik dainuoti. Ir kartu sudainuokim. Aukštai kalvana, kada gina lygus lauką žemogina. Klausinėja šeimos.
Mūsų kvietėm obelėlį į bazilijonų tradicinį kapelą. Iš karto visus kartu. Aš pradėjau prieš daugelį metų vadovauti kultūros namams ir Kurtuvėnų ansamblis jau buvo sukurtas prieš mane esančios vadovės ir aš sukūriau Bubiuose folklorinį ansamblį, sujungėm į vieną ir turėjom labai gausų, žinomą, garsų Šiaulių rajono ir visos Lietuvos pasididžiavimą Kurtuvėnų Bubių kultūros ansamblį. Ir paskui 2003 metais Kurtuvėnai gavo kultūros darbuotojo etatą, tada buvo ir mes buvome atskirti, Kurtuvėnų ansamblis sugrįžo į Kurtuvėnus, mes palikom Bubiuose. Bet mes labai dažnai dainuojam kartu, būnam kaip vienas ansamblis, netgi užmirštam, kad ne vienas, o du jau esam ir tuom labai džiaugiamės. Dainiuk mergelė vasara, girdi žernelis išvara, rytą po rytą atjosiu, tave išvarga išvesiu, rytą po rytą atjosiu, tave išvarga išvesiu, tave išvarga išvesiu, į Dievo dvarą parvesiu, sunkių darbelių nedirbsi, kalne rugelių nedirbsi, sunkių darbelių nedirbsi, kalne rugelių nedirbsi. Vos macerelę vaikščiosi, baltus muslionus nešiosi, netiesa kalbi berneli, neteisim savo žodeliu, netiesa kalbi berneli, neteisim savo žodeliu. Sunkius darbelius aš dirbsiu, kalne rugelius aš rinksiu, po purvynelį braidžiosiu, graudžias ašarėles liesiu, po purvynelį braidžiosiu, graudžias ašarėles liesiu. Antano Prakauskas smuiką dabar yra Vilniuje. Aš jį sugrąžinau Antano Prakauską anūkei. Tai va dabar tas smuikas bus Vilniuje. Pučkaus harmonika. Kalvis Pučkus, Andriaus Kazlausko, daktaro neurologo giminaičiai ten ir taip toliau. Groja bandonijomis, jie buvo kalviai. Dabar aš kalvis ir koks aš kalvis, jeigu aš nemoku dumplių tampyti. Tai buvo priežastis, viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau maždaug naudoti šitą instrumentą.
tėčio auklėtinė, mano žmonos galbūt kažkuria prasme. Taip ir jis sugalvojo ir su bandonija išmokti, ir su smuika išmokti, tai, nu, kodėl ne? Nu, parodė, ką tu mokys to smuiko, aš tai nieko nemoku. Aš tai žinau, konstruotojas, tai aš daug nesitikėjau. O Druktenio būgnas sugrįžta amžinatilsį Druktenio Juozo kaimynui. Apa! Ačiū. Aš jau matau daug mano nudroštų medinių moterų. Mašekų turiu omeny. Dar jau to maždaug? Gerai. Jei ką, tai paskambinsiu. Pakukuosit ir aš atbėgsiu. Ir ačiū, Albertai, kad tu sudalyvavai, kad tu mūsų ne tik, kad nepamiršti, bet nepalieki čia mūsų. Pabandyk nepalikti. Taip, ir čia prisiminimui apie šitą mūsų susitikimą aš iš karto tave papuošiu. Įsivaizduokite, tą raštą per Albertą atklydom, bet prieš tą atklystimą tai turėjo dar ir veselį reikėjo sušokti. Ir man kaip jaunai buvo labai didelis rūpestis, tai kas mano vestuvėse gros, kas mano tas pamergės šokdins ir kad jau tikrai būtų tranku. Ir tokia mano svočia labai protinga man pašnipždėjo tokia Osvalda Gerbenė vardą, sako, iš Kelmės krašto, šaunus muzikantas. Ir aš dabar žinau žmogų, kuris ir ne tik viens ten groja, bet subūręs puikų kolektyvą. Ir aš noriu Osvaldai kviesti čia visą šitą statują, nes kai mes atsikėlėm šitos kraštus, tai aš pamačiau, kad čia ne tik Osvaldas vienas yra, bet ir kaimuos, ir vienkiemios, ir pačiai Kelmei. Išsimiečiusių visai, bet visi krūvą susikūrenčių daug puikių, balsingų žmonių. Tai norim pasveikinti tą gražų ansamblį Kurtovę su tokiu gražiu 5 jubiliejum. Mums dar kieno toli, dar cielas 20 metų laukti, jeigu nedaugiau. Tai neaišku, sulauksime. Nu, tai va.
aš esu Šatrijos kalno vyriausia ragana, aš jau tų burtų turiu tokių, nu tai jeigu matys šitas raganiškas burtas, mes šitą greit ant užnultas ir atlikė. Radio bus skaitinė. Kaip matėte, Rumpiai pažydinčių gėlėlių, kaip rumpuoja kurtuvėlį, dainas į skrynelį, kaip cebuoja kurtuvėlį, labai daug metėlių. nu va pracevuoj tą kurtuvėlį, labai daug metėlių ir už tom procį mes atvežėm dovanų. Be dovanų niką nuo Šatrijos kalno. Dabar mes noram jums pakviesti į Laukės kraštą, o kurtuvė tai aišku po 2 metų jau būtiniausiai tom kraštą su savo Laukės himnu, kad subūrė irgi mūsų gražios atminties vadovė Joana. Mas iš Laukės nutelšiu, mas nuo kalno Šatrijos, nuo to kalno kapo delną matos pusė Lietuvos, nuo to kalno kapo delną matos pusė Lietuvos. Čia pasaugom lėkų vargų, nepalūžom su daina, nepalūžom na Žemaitė, nepalūžo Lietuva, nepalūžom na Žemaitė, nepalūžo Lietuva. Mūsų dainas tautų reikas, mums vertybiai atgaiva, to, kad bus tvirti Žemaitė, bus tvirta ir Lietuva, to, kad bus tvirti Žemaitė, bus tvirta ir Lietuva. Aplankykit nuoleses, aukštą kalną Šatrijos, pamatysit Laukės miestą ir dar pusę Lietuvos. Pamatysit Laukės miestą ir dar pusę Lietuvos. Jovita, kaip jums seka šitaip, nesuprantu, kasmet atvažiuot vis jauni, sakau, jaunesnė, iš kur jūs randat tokių visų tų gerviukų? Visi iš Raudėnų. O tai koks kraštas vaistingas. Žinokit, drabužėliai tai patys, o veiduką į vaiką vis kiti. Nes nedidelė greita aug. Nu šitą, sakau, kad 4-5 metai, kels sparnus į visas pusės. O čia yra daug, 4-5 metai. Daug, ne? O kiek paskaičiavot, kiek kartų išmokinot šokt, dainuot? Nu, žinokit, tikit, kol mums bus 55, mūsų susiskaičiausim. Nes mums šį metą 53. Kriugervelis, kriugervelis, kriugervelis pargyrė. O, kriugervelis pargyrė. Neš gervelis, neš gervelis, neš gervelis, sklisdelius. O,
vakaras buvo labai gražus. Aš manau, ne vienas nusivylis neišvažiuoti. Tikra gražių dainelių, gražių palinkėjimų, o jau tie amatininkai kokie įdomus. Mes čia kurtuvėme sena tokių bematėm ir они visi vienu metu čia sudalyvavo. Nu tikras stebuklų metas. Mūsų tas ansamblis susikūrė 1970 metais. Vienos tokios gudrios mokytojas Janinas Čepulytis Lukoševičianis, jau amžinatilsį, Anas sugalvoja užgavėnes padaryti tokias tikras, gražias su kaukėm, antradienį, vakarė. Nu, į žodžių, tap susibūrė žmonės, pradėjo dainiuoti, šokti, susirinkti. Nu, ir tap jau 55 metus. Didelė yra džiaugsmas. Nu, o dabar, kad jau tokį rimtą tų pusį, tai paprašysiu atsistuoti ir minutelį paskirti tiem žmonėms, katrie jau išėjo.